Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šiaip tai iš tikrųjų neįtikėtinai liūdna. Neįtikėtinai liūdna dėl Roko Jokubaičio. Viskas taip gerai ėjosi tiek jam, tiek Lietuvos rinktiniai. Pirmadienio vakarą prieš Suomijos komandą. Genialus Rimo Kurtinaičio planas. Taip, dabar jau lengva sakyti, kadangi jis pasiteisino. Bet tai tikrai buvo labai įdomus taktinis sprendimas, kuris veikia. Pats Rokas Jokubaitis puikiai nuskaitė situacijas. Turėjom ir žmonių, kurie pakilė nuo suolo, ar tiesiog turėdami mažesnę rolę komandoje sužaidė daug geriau negu įprasta. Pamatėme puikiai žaidžiantį rinktinę, 12 taškų persvarą. Ir tada Rokas Jokubaitis krenta, susiema už kelio, iššuliuoja ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nežinau kaip jūs, bet be galo skaudus momentas. Ir pakalbėsim apie visą tą situaciją. Manau, kad pačioje video pabaigoje turiu dar porą pastebėjimų, taip kad pasilikite iki galo. Tikrai šiurpas ėjo visą likusį rungtynių laiką ir tikrai ne dėl to, ir tikrai ne iš džiaugsmo. Žiauriai gaila, bet galvoju, kad pakalbėkim vis dėlto ir atiduokim komplimentus, duoklę iš pradžių ir rinktinės trenerių štabui, ir rinktinės žaidėjams, kurie įgyvendino tą planą. Pradžioj apie genialų Rimo Kurtinaičio planą prieš varžovų lyderį Laurį Markkaneną, kuris 32 taškus rinko vidutiniškai per pirmosius 3 mačus ir pirmadienį aikštę paliko su 13 mažiau 19. Labai įdomus sprendimas buvo statyti antros pozicijos, tai yra atakuojančio gynėjo pozicijos žaidėjus Margerį Normantą ir Igną Sargiūną prieš Bičą, kurio ūgis yra 2,11 m. Tai abu lietuviai yra maždaug apie 18-17 cm mažesni už Laurį Markkaneną. Kokia čia buvo idėja? Laurį Markkanenas nėra labai geras kamuolio driblinguotojas. Plus mūsų mažiukai tikrai gali gintis labai agresyviai ir jie gali spausti kamuolį. Ir jie yra greitesni negu Laurį Markkanenas. Tai jeigu jis kamuolį gauna aukščiau tritaškio arba pavyzdžiui greitoje atakoje kažkur pasiema kamuolį tiesiog po netaiklaus varžovo metimo, tu gali iš karto jį presinguoti ir tu čia turi greičio pranašumą. Kelis kartus net buvo, kad taip nepatogiai privertė Margeris jaustis ir Sargiūnas Laurį Markkaneną, kad jisai žiūrėjo į žemę, varydamasis kamuolį, taip bijojo prarasti kamuolį prieš lietuvių agresyvią gynybą, tai buvo tiesiog fantastiška, žiūrėk. Kitas dalykas, su gynėjais. Ir čia manau, kad yra labai svarbus momentas šito Rimo Kurtinaičio pasirinkimo. Tai kai tu pastatai daug mažesnį žmogų prie aukšto ūgio, kontakto leistinas lygis, kurį tu gali duoti varžovui, yra tikrai daug aukštesnis negu kad, pavyzdžiui, Tadas Sedekerskis ar Ąžuolas Tubelis būtų galėjęs pasiūlyti Laurį Markkaneną. Kodėl? Tiesiog veikia krepšinėje tokia nerašyta gal taisyklė, bet kuomet mažiukas, tarkim, kad po išsikeitimo atsiduria prie aukštesnio varžovo, tu jį tikrai gali daugiau pastumti, daugiau duoti kontakto, kažkiek rankomis prilaikyti varžovą. Teisėjai to tiesiog nešvilps. Niekas jums niekada to nepripažins nei vienas teisėjas, bet taip tiesiog yra. Tu gali tikrai duoti daug labiau kontakto. Tai rodo, manau, ir tas faktas, kad lietuviai labai tikrai agresyviai gynėsi prieš jį. Kelis kartus Laurį Markkanenas net buvo nukritęs. Tai leido lietuviams labai agresyviai neleisti jam priimti kamuolio, kuomet jis bandydavo eiti arčiau krepšio ir žaisti nugarą į jį. Nes, natūralu, tu turi 17-18 cm panašumą, tu nori žaisti ir gauti kamuolį arčiau krepšio, nes, tiesiog bus lengviau pelnyti taškus. Bet Margeris Normantas ir Sargiūnas žiauriai gerai eidavo iš priekio, duodavo žiauriai daug kontakto, būdavo žiauriai aktyvus. Kelis kartus net Laurį Markkanenas buvo nukritęs prasiveržimų metu, arba tiesiog kai bandydavo kažkur pajudėti. Lietuviai duodavo tiek kontakto, bet jis nebūdavo švilpiamas. Ir kas dar įrodo, kad tu gali tikrai nemažai kontaktų laikyti. Markkanenas metė daug mažiau baudos metimų negu šiame čempionate. Tai man atrodo vidurkis iki šių rungtynių buvo 11,5. Šiuose rungtynėse Laurį Markkanenas metė 8 baudos metimus ir 3,5. Tai čia, sakykim taip, net trečdaliu baudos metimų mažiau. Ir tai, per pirmąją pusę, jeigu neklystu, buvo vos 2 baudos metimai, nors metimų buvo atlikta tikrai labai daug. Šitą taktiką Rimas Kurtinaitis sugalvojo, tikiu, kad tai buvo trenerių štabo idėja, bet įdomu tai, kad labai panašią taktiką prieš Nikolą Jokičių vakarų konferencijos NBA pusfinalio Game 7 šiais metais naudojo ir Oklahoma City Thunder. Praktiškai visą seriją to nebuvo ir paskutinėse serijos rungtynėse, kurios lėmė viską, Nikolą Jokičių dengė Aleksas Caruso. Tai Aleksas Caruso irgi yra apie gal 15 ar gal net 18, dabar netikrinau specialiai, bet tikrai daug žemesnis ir daug lieknesnis žmogus negu Nikola Jokičius, bet jis yra daug greitesnis už jį ir
jis ten tiek kontakto davė Jokičius tiek nervavosi, tiek lindo gerai iš priekio, tiek apsunkino jam tą kamuolio priėmimą. Ir buvo irgi tokia drama iškilusi po tų rungtynių, kad na, lemba, kiek čia galima to kontakto leisti, nes na, tikrai ten Caruso kelis kartus persistengė, bet tų baudų buvo nedaug ir lietuviams pavyko padaryti tą patį. Apsunkinti Markkaninui kamuolio priėmimą, kai jis yra arčiau krepšio, o tada jau vėliau tiesiog šiokios tokios pagalbos, artimiausias žmogus daro tą diginimą vadinamą, arba kaip Rimas Kurtinaitis per pertraukėlę minėjo, gal tiesiog strikinėjimas, kai tiesiog tu judi arčiau kamuolio, arčiau savo žmogaus, vėl arčiau kamuolio, arčiau savo žmogaus, tai bandydamas sutrikdyti tie patį Laurį Markkaniną, tai ar čia ateis dvigubinimas, ar neateis tas dvigubinimas. Tokia buvo taktika, buvo labai įdomi, kažkiek ir pasisekė momentais, kadangi Suomiai tikrai prametė labai daug laisvų gerų metimų, ypač pirmoje pusėje. Suomiai pataikė 4 iš 15 tritaškių per pirmasis 20 minučių. Sėkmės reikia, sėkmė, kad jie nepataikė, šiek tiek prisidėjo ir tai, kad mes dabar laikome šitą planą na, tiesiog genialiu, nes tai buvo labai drąsi idėja ir labai įdomi idėja, kuri pasiteisino. Ką matėme vėliau? Lauri Markkaninas nepajautė ritmo, visiškai kitoks žaidėjas. Tai įrodė, kad ir jis yra žmogus, kad net ir tie NBA dievai, kaip mes juos įsivaizduojame, jeigu jie nepamato, kaip kamuolys kelis kartus skrodžia tinklelį, jiems yra daug sunkiau. Labai smagu, kad lietuviai sugalvojo tokį planą ir žaidėjai jį išpildė. Po tikrai labai prasto pasirodymo gynybinio prieš vokiečius, na tiesiog tai buvo labai nuostabu ir labai smagu žiūrėti. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, o dabar grįžtant prie video, prieikime prie kitų Rimo Kurtinaičio sprendimų, ypač mačo pradžioje. Kadangi tikiu, kad ne vienas pamatęs starto penketę pagalvojate, ką? Marekas Blaževičius starto penketę? Ir vėl, kaip ir draugiškose? Čia buvo viskas iš tikrųjų irgi labai protingai. Kodėl? Dar prieš rungtynės galvojau, kad Jonui Valančiūnui nebus paranku šitos rungtynės, kadangi 5 pozicijoje Suomiai turi Miką Jantoniną, kuris dabar žais Fenerbahčei ir žaidė Paryžiui. Ir jis šiaip jau yra tiesiog sunkusis krašto puolėjas. Visą sezoną jis ėjo į startą Paryžiui kartu su Kevarysu Heisu. Bet Suomijoje jis eina vidurio puolėjų ir jis labai daug žaidžia ISO 1-1, veidų į krepšį prieš kitus, ypač lėtesnius centrus, mėto tritaškius, žodžiu, tikrai netoks žmogus, kuris yra parankus Jonui Valančiūnui 5 pozicijoje. Taigi, Marekas Blaževičius starto penketę tiesiog šiek tiek sumažino Miko Jantoninos įtaką, ypač rungtynių pradžioje. Plius, kitas dalykas, tu su Mareku gali keistis ir gali tą daryti pakankamai efektyviai prieš Suomijos rinktinės gynėjus. Su JV, na, turbūt būtų sunkiau. Keisdamasis, tu neleidi pick and popų, kas irgi yra didžiulis ginklas Mika Jantonino ir visos Suomijos rinktinės puolime. Ir dar dėl ko viskas labai puikiai suveikė, tai kad pats Marekas kelis kartus užcentravo tą patį Jantoniną, nusistūmė jį kelis kartus kovodamas dėl kamuolių puolime ir tikrai labai buvo agresyvus, efektyvus, puikus, pasiteisinęs dar vienas Rimo Kurtinaičio sprendimas. Toliau, dar vienas pliusas, kuris ateina kartu su tuo, kad Marekas eina į startą, o JV ne, yra tai, kad Jonas kilo nuo suolo tada, kai Rokas Jokubaitis eina ant jo. Ir jeigu jūs matėt praėjusį video, aš minėjau, kad man labai užkliuvo mače su Vokietija tai, kad kartu JV ir Rokas eina tuo pačiu metu ant suolo ir tada Lietuvos rinktinė nežino, ką daryti puolime. Dabar, kuomet Rokas atsisėdo ant suolo, JV buvo aikštelėje, kadangi buvo neseniai išleistas ir ką mes matėm, pirmą taką derinys Jonui Valančiūnui, 2 lengvi taškai ir mūsų puolimas be Roko, volia, veikia. Taip kad labai smagu, nežinau, ar rinktinės trenerių štabas žiūri šitą kanalą, spėju, kad nelabai turi tam laiko, bet labai puikus prisitaikymas, apie kurį kalbėjau ir praėjusiame video. Na ir paskutinis dalykas, kuris buvo kitoks šiame mače negu prieš tai 3 rungtynėse, tai kad prieš Roką Jokubaitį buvo taikoma agresyvi step-auto gynyba. Ir neslėpsiu, aš tikrai laukiau, kada pirma komanda tą padarys, vokiečiai kilo užtvaros lygyje, bet Suomiai tą darė tikrai labai agresyviai, bandė atkirsti Roką nuo likusios komandos, bandė neleisti jam kurti, bet tas nelabai sekėsi, tai Rokelis tikrai judėjo nuostabiai tose situacijose. Tai kelis kartus padavė perdavimą į tą trumpąjį nusileidimą, short rollą ir rinktinės aukštaūgiai flauteriukais gražiai užsibaigė atakas, berods jei neklystų tiek Marekas, tiek Ąžuolas Tubelis pasižymėjo tose situacijose. Tada kelis kartus ką padarė Rokas gudriai. Jeigu tu nenori žaisti prieš hedge tą step-outinę gynybą, tu tiesiog bandai eiti nuo užtvaros ir visa problema išspręsta, žinoma, jeigu tu įveiki savo gynėją. Tai Rokas kelis kartus padarė tą ir tiesiog varžovai negalėjo jo atkirsti nuo komandos. Kelis kartus Rokas labai gražiai pasplitino tą 2 žmonių
gynybą, pralindo pro tarpą ir tokiais atvejais, na, gaunasi 4 prieš 3 situacijos, 5 net prieš 3 kartais situacijos ir tai yra kritinė klaida, po kurių labai dažnai tiesiog varžovų gynyba sugriūna ir taip yra išsprendžiamos visos situacijos. Ir paskutinis dalykas, kad Jokubaitis pats kelis kartus tiesiog prie stepauto, nematė jokio gero perdavimo, išlaikė kamuolį pats ir tada jau atakavo 1 prieš 1. Tas man labai patiko, tie geri perdavimai, tie geras 1 prieš 1, pats užsibaigimas. Žodžiu, Rokelis eilinį vakarą atrodė nuostabiai. Ir plemba, žiauriai skauda. Manau, kad galbūt, kai šitas video ir išeis, jau turėsime gal ir daugiau informacijos, bet kokiu atveju, na, Rokui Jokubaičiui čempionatas tai yra baigtas. Jeigu jam pavyks išvengti didžiulės traumos, tai bus labai nuostabu. Bet matyti jį su tokiu perkreiptų skausmų veido, prašant to keitimo, šaliuojant nuo suolo, po to vos priminant koją ir išeinant į rūbinę, žiauriai buvo skaudu, kadangi tai jam buvo geriausias karjeros sezonas. Jis tapo Lietuvos rinktinės veidu, nebe Jonas Valančiūnas jo yra. Ir iš tikrųjų baisu, kas darosi krepšinėje, be galo daug traumų, Artur Žagas ir iškrito, Bogdanas Bogdanovičius nebežai šitam čempionate, Johanesas Voitmanas irgi kelio traumą, reikės operacijos, jeigu neklystu. Ir čia vien įvykiai per paskutinės kelias dienas, na, čempionatas prieš savaitę tik prasidėjo. Aš manau, kad yra didžiulė problema krepšinėje su tai, kiek rungtynių žaidžia žaidėjai, su tai, kokį krūvį jie gauna. Šiek tiek ten buvo kontakto toje Roko situacijoje, bet na vis tiek, jis dėjo koją ant žemės, jis darė tą judesį, tą lėtesnį dvižingsnį, kurį mes matome kiekvienose rungtynėse, net ne po vieną, po kelis kartus. Ir kai kelis taip suvaikšto, tai dažniausiai būna nuovargio dalykas. Buvo 2 rungtynės prieš tai, tikrai gana sunkios, kur Rokas turėjo žaisti ilgai, 2 dienas iš eilės. Tas man irgi yra visiškai nesuprantama, kam tokiame trumpame čempionate mes bandome žaisti kas kiekvieną dieną. Labai ilgas sezonas, kuris baigėsi vėlai, daug rungtynės kas 2-3 dienas. Na tai tiesiog nėra sveika. Aš suprantu, kad tai yra pinigai, tai yra turbūt daugiau įdomu žiūrovams, traumų yra beprotiškai daug ir niekada nėra smagu matyti žmonės susitraumuojančius ir dar susitraumuojančius. Taip kad labai liūdna, bus labai sunku be Roko šitai Lietuvos rinktiniai, bet tikėkimės geriausio. Tikėkimės, kad na bent jau aštuntfinalis bus veiktas, jis šviečiasi su latviais, Latvija tikrai neatrodo gerai, Latvija tik ką prarado Žagarą, Latvija tik ką prarado Andrį Gražulį. Tai va toks tas čempionatas, labai skaudu dėl Roko, bet linkime jam viso ko geriausio, tikiuosi, kad blogiausio pavyks išvengti ir tikiuosi, kad Rokas į aikštelę grįš labai greitai ir dar stipresnis. Tiek apie šias rungtynes, primenu, kad paspaustumėte like, jeigu patiko šis video, prenumeruokit kanalą tie, kas to dar nesat padarę. Ačiū, kad žiūrit ir tikiuosi labai neliūdit. Iki.